Ką, eilinis aparatas? Šiek tiek istorijos, kad čia Honda CR-V pas mum yra. Mes esam ketvirti meistrai, pas kuriuos vežė tą mašiną daryti. Kokie pageidavimai yra kliento? Ogi, kad visas ertmes, kurios yra, išpjauti, išsmėliuoti, visas ertmes. Ir padengti antikoroziniu. Ir pas visus keturis meistrus, kiek supratau, bet jis taip pats pasakoja, kad to iš visų reikalavo ir norėjo. Ir matom paskutinį trečio meistro darbus, tai yra nebuvo išsmėliuotos, o tos vietos nebuvo išpjauta, o taip nebuvo išpjauta. Pavyzdžiui, čia matos, kad ten labai geram stovi yra, o šičia matos, kad reikia išsmėliuoti. Va tų vietų aš nenoriu pjaustyti iš tikrųjų, nes jos nešančios yra, nebūtų taip, kad daugiau kokios problemos. Šičia nereikia, čia viskas gerai yra. Kur nereikia, tai nereikia. Aš ir pats pasakysiu, kad nereikia, o matos, kad ten yra švaru. Pripilti gerai kokie, sakykime, melai, dar yra ten penetrantai visokie, kuriuos tu gali padaryti. Bet ką norėjau akcentuoti, matėt mūsų darbus antikorozinės, šičia tai man atrodo su teptuku yra tepta. Šičia irgi, o šičia va taip galim pasižiūrėti. Šičia buvo uždėts tils galinis ir baks. Ir va taip viskas gražiai rūdyja. Čia rūdis net nenusmėliuota. Nors smėlė pilna, tai reiškia smėliaus. Daugiau yra vietų. Tai pabandykim pažiūrėti, kaip mum gausis. O mum gausis gerai ir žiūriu, ką vienas kartas nenusijėmiau. Dabar reikės nusijimti. Ak, tu velnias. Va, taip būn. Būnam, kai mes prasileidžiam. Nieka, nebėda. Atsisuksim 4 varžtus, nusimsim tas kardą. Išsipjovim visus slenkščius. Tai va, tuose vietose yra prarūdyje. Da, čia, man atrodo, Rolans pjausius tą vietą. O ten toliau vis gražus yra. Nėra reikalo čia tą visą slenkstį pjaustyti. Šičia visur padarysim. Nes čia jis vidinis yra. Tiesai, kad nebūtų taip, kai mes paleisim, skrapys viskas. Nes jis yra iš sustiprintų dalių. Šitą pusę irgi išsipjojam visą. Mačiau, tos korozijos visas naikinsim. Čia irgi išpjojam viską, išlupam. Tai visą dugną nusismėliuosim. Toliau tęsim. Išsipjojam čia, kad bent jau pasižiūrėti, kaip ten yra. Atrūdžių yra. Nusimsim šitą. Bandysim iš viršus išsipjauti, kad prieiti. Nes čia va yra švaru viduj. Čia va švaru yra. Apačioj nešvaru. Šičia išpūvę reikia tvarkyti. Kas daugiau? Liktais kaip ir viskas šiai akimirkai. O ten va reikėtų prasmėliuoti irgi parūdyje yra. Čia va parūdyje yra. Tai salons jau dangstysimės, smėliuosimės. Vandikė visą nusmėliuota yra. Antikorozinis buvo toks uždėts, kad jis daugiau visas tiks taškos. Ir atsivėriau, prašom, kiek skylių. Ten nekišęs, jeigu tu jo neišpjausi to laupą, o šito tenais neišsmėliuosi. Šitą jeigu nenuimsi, irgi tenais neišsmėliuosi. O kiaurai ten prasismėliuoji. O ta dalis, pavyzdžiui, kur tiesiai, jeigu nepataika, tai negali išsmėliuoti. O čia viskas gražiai išsmėliavo. Visos skylės. Viskas. Ir dabar galėsime įgruntuotis. Taip, šičia irgi gražu. Ten irgi. Klausimas būtų toks. Šitos galim atsigręžti, nusiimti, daugiau savo vietą pastatyti. Aš įsivaizduoju. Nes čia yra taškai tiltui. Čia va kiaura viskas. Čia jau reikės pjautis gabalą. Irgi virinti. Ten va kiaura. Totaliai. Tai čia jeigu dar antikorozinė, tai viską uždėjo ant rūdžių. Šičia va kiaura. Visur. Reikės pjautis. Čia kiaura. Irgi reikės va taip daryti. Žiūrim, kaip čia gavos. Vidinis lengstis.
Tenais matos yra jau. Čia jau išformuos yra. Iš abiejų pusių gali pasižiūrėti. Gražiai. Toliau čia jau yra padaryta įdėta. Šį čia va, tęsės. Ir va toks va grožis. Visur, kur išpjaustyta buvo savininkai, kur nereikėjo pjaustyti. O tik Rolands gali va tokius grožius padaryti. Nu, ir dar kokie 5 meistrai Lietuvoje. Nu, va, kaip atrodo. Suvirinta. O. Visai, netgi kauburiukai padaryti, o tėvo. Čia kauburiuks, nu, gal jo nesimato. Man toks va virinimas. Gerai, va taip atrodo į virinimus iš viršus. Netgi va visi grobai padaryti yra. Ir va taip atrodo į virinimus iš apačios. Viskas čiki. Taip, filmuojam pabaigtuvės. Visur, kur suvirinta yra. Ten suvirinta. Šičia hermetikai nuėję, nukrapštam. Tai dabar eisim dar prasmeliuosim tas vietas. Čia va suvirinta. Čia daugiau, kai jau padengsim gruntų, užsidengs. Čia kažkur toj vietai reikės padaryti skylę ir išpūsti visas ertmes. Ten dvi yra, viena taip ir viena taip. Na, žiūrim toliau. Čia va, pavyzdžiui, dar nusipūsti reikės galutinis. Čia va suvirinta. O viduj čia reiškia išsipūsim. Šit slengstis suvirins visas. Čia va, kur buvo išpjaustas, viskas suvirinta. O, taip atrodo. Na, kas daugiau. Čia klausė tie landžeronai, tai mes buvom kamerą įkišę, tai čia yra švaru. Gal ten čiut parudavę, tai čia kai pripūsim marmalą, nieka čia neberudis. Ta šitam varikliui to kėbulo užteks tikrai. Čia irgi viskas yra patikrinta, yra švaru. Nu, vidui kaip atrodo įvirinta. Visi kaulai padaryti, viskas tvarkoja. Čia tie irgi suvirinti visi. Na ir va taip va visas priekis yra įvirins. Kiek įmanoma atstatyta. Kaip jau galvojom, kaip turbūt. Šį čia buvom išsipjausti irgi. Visur prasmeliuota, viskas. Na, va tokie va galiukai paliek, kaip šį čia. Tuoj bus nusmeliuota ir dengsimės gruntų. Visą mašiniuką storiau ir kišim, čia dar reikės skylę prasipjauti, kišim į visus vidinius, šį čia kišim, šį čia, nes yra šį čia ertmė ir už jo, va čia dar pertvara ir dar už jo yra vienas metalas, tai reikia visur būtinai pripurkšti, pilnumoje, kad būtų pripurkšta. Ne antikorozinė, o gruntą, todėl kad ten metalas visur yra pliks, matai, va irgi visi šonai nuvirinti. Padaryta, čia žmogus buvo pats išsipjovęs ir suvirinom viską, atstatėm savo vietas. Pūsim visas ertmes su gruntais, čia nusigruntuosim, visą dugną dar persigruntuosim ir tada dėsim jau antikorozinę. Ir mašiniuks, nu, šis variklis tiek nelaikys, kiek jam cables laikys, tai jau tikrai. Gruntuojam, parodyk vidų. Prisidarėm, tuoj va, o toks pučias. Ir kišiai visas kardas, kur naujos yra. Kaip pavyzdys, įsikaišė iki drąsiai, įsikiš ir viską tenais, kad varvėtų per visus galvą. Na jau čia nepagailėjo šitam riebumėlę. Nu jo. Gerai. Gut. Ir čia baisu, tu čia ant galvos, viskas bus galva. Na jau, taip atrodo visas. O tilts pradėts. Tai kai užsidės, tada nusipūs iki galo. Taip, nu, va taip atrodo galutinis rezultatas. O minkštusai, reikėtų nesupirštų tokius dalykus daryti tikriausiai. O viskas nupurkšta yra. Dalis yra nepurškiamas, nes jos yra keičiamas. Kiek nusismeliavo, tiek nugruntavom. Na, tas kartą irgi nusmeliuota buvo, jinai nupurkšta yra. Nu, va taip daug maž.
Ertmės. Iš tikrųjų, va tas ertmės iš būtų gerai užsikišti su gumu. Man atrodo, originaliai turėjo čia gumas būti. Ši čia neturėjo būti, bet ši čia turėjo būti, man atrodo. O, bendras tas vaisius, o toks va. Vamsdukai specialiai yra neužpurkšti, kad nesakytų, kad juos mes tipo slėpiam per technikinį. Da. Survedui va yra pripurkšta. Ir kiekvieną skėlę. Na, irgi privaryta. Nu, viskas pabaigta jau. Atrestauruota ir padaryta.